Sveiki draugai, štai ir pradedam dar sekančią pamokėlę. Tai yra 17 skyrius - sustojimas ir stovėjimas. Kur galima sustoti, kaip galima, kokie atstumai turi būti, iki pėsčiųjų perėjos sankryžos, už pėsčiųjų perėjos. Begalybė klausimų ir regitrui tikrai reikia gerai mokėti visos šitos dalykus. Ir šitą temą neužtruks ilgai, bet bus nerealiai naudinga ir reikalinga. Sustoti ir stovėti transporto priemonėms leidžiama dešinėje kelio pusėje. Kuo dešiniau kelkraštį. O jeigu jo nėra, važiuojamosios dalies pakraštyje. Na, kaip pavyzdėlis, važiuojat keliu ir jums čia prireikia sustoti, ne? Tai kuo dešiniau kelkraštyje. Kelkraštis tai va čia ir yra tas žvyras toks, arba tas asfalto gabaliukas likęs prie ištisinės linijos. Tai va čia šiuo metu kelkraštis sudaro biškį asfalto, biškį žvyro. Tai va kuo dešiniau kelkraštis. Ant žolės jau būtų statymas ant vėjos. Jau čia kaip ir negalima. Tai turėtumėt statyti ant to žvyriuko ir ant to asfaltuko. Ta linija šone, kai jinai yra, galima kirsti, jeigu centre, tai ne. Kalbėjom praeitą pamoką. Ir kelias gali būti be kelkraščio, kur iš karto yra kitas kelio elementas. Vadinasi, mes turim tik važiuojamąją dalį ir kelkraščio šiuo atveju neturim. Tai tada galima sustoti kuo dešiniau važiuojamojoje dalyje. Bet aišku, neturi būtinis arba atstumas turi būti 3 metrai. Ir transporto priemonės vairuotojas įvažiuodamas, išvažiuodamas iš kelkraštį neturi sukelti pavojaus kitiems eismo. Na ir dar vienas svarbus dalykas, kad kai jūs jau pajudat iš sustojimo vietos arba norit parkuotis, turit rodyti posūkio signalą. Regitoriui, pavyzdžiui, net pajudėdamas iš parkavimo vietos ar jeigu buvai sustojęs, visada turi prieš pradėdamas judėti parodyti atitinkamą posūkį. Ir pradėdamas važiuoti privalai duoti kelią. Tai jeigu tu stovėjai ir pradedi važiuoti, tai tu privalai duoti kelią jau judančioms transporto priemonėms. Jeigu važiuojamosios dalies dešinėje yra įrengta dviračių juosta, sustoti ir stovėti leidžiama greta dviračių juostų. Na, čia visai tinka pavyzdėlis iš Gedimino prospekto Vilniaus, tai matom yra dviračių juosta ir ten sustojęs automobilis. Tai tas automobilis jau jis yra sustojęs neteisingai, ne? Nes, aišku, čia šitas ženklas draudžia stovėti, bet sustoti galima, ne? Čia žmogus laukia, tavęs nori įsėsti ar krovinį pasikrauti, išsikrauti, tai tas ženklas to nedraudžia. Ir tik tokia situacija yra, kai mums reikia sustoti, mes sustojam va čia šalia tos linijos ir ją paliekam. Tai va tai pervažiuoti dešinę, kaip tas žmogus pervažiavo, mes teisės neturime. Gyvenvietėse sustoti ir stovėti leidžiama ir kairėje kelio pusėje, vienos krypties eismo keliuose. Taip pat keliuose, kuriuose yra po vieną kiekvienos krypties eismo juostą. Jeigu važiuojamosios dalies gyvenvietėse sustoti ir stovėti leidžiama ir kairėje pusėje vienos krypties eismo keliuose. Taip pat keliuose, kuriuose yra po vieną kiekvienos krypties eismo juostą. Na, tai dabar tokia idėja. Ar vat galima tai pervažiuoti kairę pusę kelio ir sustoti? Tai yra dvi pusės kelias. Galima gyvenvietėje, už miesto taip nebūtų galima. Ir dar vienas atvejis, kai taip galima daryti, kai matom, kad yra vienpusis eismas. Tai irgi tokiam kely, kairėje pusėje kelkraštį galim sustoti. Tai čia ateina kalba apie sustojimą kelkraštyje. Tai klausimas, va šitas automobilis sustojo gerai kairiai pusėje ar ne? Matom, vienpusis eismas gali. Ir netgi būtų dvipusis eismas, vis tiek tai būtų galima padaryti. Pervažiuoti kitą pusę kelio ir sustoti gyvenvietėje. Neapšviestuose kelių ruožuose tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui sustoti leidžiama įjungus avarinę šviesos signalizaciją. Neapšviestuose kelių ruožuose tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui sustoti leidžiama įjungus avarinę šviesos signalizaciją. O stovėti leidžiama tik stovėjimo aikštelėse arba už kelio ribų. Na tai šitą siūlau dar kartelį perskaitykite ir įsidėmėkite, nes čia toks teste yra keletas net klausimų iš šito ir jis toks nėra labai lengvas prisiminti, čia jau tai transporto priemonėms sustoti ir stovėti važiuojamojoje dalyje leidžiama vieną eilę. Na, kaip pavyzdėlis tinka ir šitas, tai vat mašinos čia vieną eilę, tai antrą eilę taip susiparkuoti, jeigu čia tas taip parkuojasi, nu jau jis tada pažeidžia šitą punktą. Motociklus be priekabos, mopedus, dviračius ir elektrinės mikrojudumo priemonės leidžiama statyti dviem eilėmis, jeigu tai nekliudo eismui. Na, tai jeigu čia būtų motociklas, tai galėtų jie du būti šalia vienas kito. Motociklus be priekabos, mopedus, dviračius ir elektrinės mikrojudumo priemonės leidžiama statyti transporto priemonės kampu į važiuojamosios dalies kraštą, o ne lygiagrečiai su važiuojamosios dalies kraštu. Galima tik ten, kur tai leidžia stovėjimo būdą nurodantis kelio ženklai ir arba
horizontalusis ženklas. Tai šiaip automobiliai statomi lygiai grečiai, ne? O va šitai parkuoti stačiai automobilį galima tik, jeigu yra va horizontalus ženklinimas arba specialus tam ženklui. Šiuo atveju galim statyti galu. Bet jeigu yra parodyta, tai reikia statyti taip, kaip parodyta. Jeigu galu, tai galu. Jeigu mašina stovėtų priekiu į šaligatvį, tai tada priekiu būtų galima. Tik priekiu. O galu jau būtų tada negali. Taip kaip parodyta, taip ir turi stovėti. Primenu, kad kiekvienas punktas turi po 5 klausimus. Turbūt, arba gal 10 ar 2 regitroj. Tai visada tokias smulkmenas, visokius dalykėlius tikrai egzaminė sutiks. Vairuotojas gali pasitraukti iš savo vietos arba palikti transporto priemonę, tik pasirūpinęs, kad jis savaime nepradėtų riedėti ir jie nepasinaudotų kiti asmenys. Draudžiama atidaryti sustojusios transporto priemonės dureles, jeigu tai kelia pavojų arba kliudo kitiems eismo dalyviams. Palikdamas stovėti motorinė transporto priemonė stovėjimo trukmę ribojančio ženklo galiojimo zonoje, vairuotojas privalo palikti informaciją apie motorinės transporto priemonės atvykimo laiką už priekinio motorinės transporto priemonės stiklo, taip kad ji būtų matoma kitiems. Kas draudžiama, tai visada žinot, kad reikia jau mintinai žinoti ir tikrai egzaminuose bus ir nuo to niekur nepabėgsit. Tai čia vat jau iškalti, taip kad tikrai prisimintumėt reikia. Sustoti ir stovėti. Draudžiama geležinkelių pervažose ir arčiau kaip 50 metrų atstumu nuo jų. Taigi, jeigu norėtumėt sustoti, turėtų būti 50 metrų ir už irgi 50 metrų. Na, aišku, turėtumėt tenkinti ir kitas. Draudžiama sustoti skiriamosios juostos tarpuose, draudžiama sustoti greitėjimo juostose, draudžiama sustoti lėtėjimo juostose. Jeigu sustoti draudžiama, tai jau ir stovėti draudžiama. Sustoti ir stovėti draudžiama ant tiltų, draudžiama sustoti ant viadukų ir po jais, stakadų ir po jais. Na, tokiose vietose, nebent čia būtų įrengta parkavimo aikštelė su specialiais ženklais, tai tada galėtumėt sustoti. Na, nurodyta, kad parkavimo vieta elektromobiliam arba parkavimo vieta. Draudžiama sustoti tuneliuose, draudžiama sustoti pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 metrai atstumu prieš jas. Keliuose, kuriuose yra po vieną kiekvienos krypties eismo juostą ir arčiau kaip 5 metrai atstumu už pėsčiųjų perėją. Tai va, matom pėsčiųjų perėją. Dabar pagalvokim, kas čia gerai sustoja, kas čia blogai. Na, čia reguliuojama, tai kitą pasirinkim, kur yra nereguliuojama. Na, va, matom pėsčiųjų perėją, dabar galim panalizuoti, kas čia gerai sustoja. Tai žiūrėkit, jeigu yra tik po vieną kiekvienos eismo juostos krypties juostą, čia viena ir čia viena, ne? Tai tada 5 metrai turi būti prieš ir 5 metrai turi būti už. Kai yra po 2 eismo juostas, pavyzdžiui, čia 2 ir čia 2, tada turi būti 5 metrai iki pėsčiųjų perėjos, o už pėsčiųjų perėjos galima sustoti. Šitą mašiną sustojo čia gerai, nepažeidė taisyklių. Jeigu būtų tik po vieną eismo juostą, jinai tada pažeistų. Tai už negalima ir... Ok. Draudžiama sustoti ir stovėti ant vejos šaligatvio, išskyrus tos atvejus, kai ten stovėti leidžia stovėjimo būdą nurodantis kelio ženklai arba transporto priemonės nurodyta leidime išduotame prekiauti viešoje vietoje renginių metu. Taip pat sporto, vaikų žaidimo aikštelėse ir kitose transporto priemonių eismui stovėti neskirtose teritorijose. Draudžiama sustoti ir stovėti. Sustoti ir stovėti draudžiama ant pėsčiųjų ar ir dviračių tako. Dviračių juostos taip pat arčiau kaip 5 metrai atstumu prieš važiuojamosios dalies susikirtimą su pėsčiųjų ar ir dviračių taku. O keliuose, kuriuose yra po vieną kiekvienos krypties eismo juostą ir arčiau kaip 5 metrai atstumu už pėsčiųjų ar ir dviračių tako. Na, gal tik šitas pavyzdėlis. Matom, kad čia yra šaligatvis, jų takas galima sakyti, ne, arba dviračių, vat matom takas ir jis kerta kelią. Čia lygiai taip pat kaip su pėsčiųjų perėja, kur ką tik aiškiai. Na štai čia dviračių takas kerta kelią ir pėsčiųjų takas, na pėsčiųjų perėja tokia irgi kerta kelią. Tai jeigu yra tik po vieną eismo juostą, tai už negali. Jeigu yra 4 eismo juostos, 2 čia, tada už gali. O prieš sustoti visada draudžiama. Na ir draudžiama sustoti ant dviračių tako, pėsčiųjų tako. Pėsčiųjų perėjų. Na ir daug keblumų tikrai keliantis dėl 3 metrų atstumo iki ištisinės, tai draudžiama sustoti ir stovėti ten, kur tarp sustojusios transporto priemonės ir ištisinės horizontaliojo ženklinimo linijos arba bortelio, arba, kai jo nėra, važiuojamosios dalies krašto. Tai reiškia, tarp mašinos ir tarp vieno iš tų dalykų turi būti bent 3 metrai. Labą dieną.
Dėkui. Na, kaip pavyzdys, matom, čia stovi automobilis, važiuojamoji dalis yra čia, nes jau čia bortelis yra ir šaligatvis. Tai va čia turi būti ne mažiau kaip 3 metrai, ne, kad legaliai čia galėtų stovėti. Na, tokia įdomi vieta užmačiau, čia matosi ir vienoje pusėje automobiliai pastatyti, ir kitoj. Tai tada, sakyčiau, kas pirmas pasistatė ir buvo 3 metrai, tai tada jau kitas negali pasistatyti, kad 3 metrų neliktų. Tai taip galima būtų tokį įvertinti vietą. Draudžiama sustoti ir stovėti ten, kur tarp sustojusios transporto priemonės ir ištisinės horizontaliojo ženklinimo linijos bortelio, kai jo nėra, važiuojamas dalies krašto, mažesnis kaip 3 metrų atstumas. Na, grįžtam atgal į Lietuvą, Klaipėdą, Vilnių arba Kauną ar dar kažkurį miestą. Na va, čia stovi automobilis. Tai ar jis pažeidė šitą punktą? Tai 3 metrai turi būti iki bortelio. Jeigu būtų kitas automobilis, 3 metrai turėtų būti tarpas į kitą automobilį. Tai yra ištisinė linija, tai iki tos ištisinės linijos turi būti 3 metrai tarp. Tai šiuo atveju gerai. Na, važinėjau po miestą, ieško pažeidusių taisyklės, kol kas nepavyksta rasti. Na, tai dabar klausimas, ar šitas automobilis, jeigu jis čia sustojęs ir stovi, ar teisingai jisai čia daro. Tai 3 metrai turėtų būti iki ištisinės linijos, tai čia tikrai nėra. Teste būna kartais klausimas be metrų, tai tiesiog turite įsivaizduoti, kad nuo automobilio plotis yra vis tiek daugiau kaip 1,5 metro, 2 metrai. Tai vadinasi, čia tikrai nebus, nes eismo juostos plotis yra 3 metrai, 3 metrai 50. Tai jeigu stovi automobilis, metras PM atsimeta, lieka 2 metrai. Tai jau dažniausiai, kai yra ištisinė, jau nebus galima stoti ir stovėti. Aišku, šitoje vietoje galima būtų sustoti kuo dešiniau kelkraštyje, to jūs kelkraštyje, tada galbūt ir liktų 3 metrai. Na, jau reikėtų ten realiai ir pažingsniuoti, ir pamatuoti, nes kitiem automobiliam draudžiama ištisinė kirsti ir jie turi turėti vietos pravažiuoti. Draudžiama sustoti ir stovėti ten, kur tarp sustojusios. Patrinam. Draudžiama sustoti ir stovėti sankryžoje ir arčiau kaip 5 metrai atstumu nuo jos. Išskyrus tuos atvejus, kai ten stovėti leidžia stovėjimo vietą nurodantis kelio ženklą. Na, prisiminkim tiesiog, kas yra sankryža. Sankryža tai yra visas plotas, kurį apima iki pėsčiųjų perėjos, jeigu jos nebūtų važiuojamų dalių kraštai ir pėstiesiems skirtos vietos pereiti sankryžos vietose kelią. Kelias tai yra elementai visi, ne? Tai ir griovys yra kelias, ir šaligatvis, dviračių takas, dviračių juosta. Visi tie elementai yra kelio elementai ir sankryža būtų plati, nes sankirta yra sankryža. Tai va tokioje vietoje sankryža neturbūt, o tiksliai būtų, va čia pėsčiųjų perėja baigėsi takas atskirti. Tai tas kvadratukas, jeigu yra kvadratinis, tai dviračiam čia skirti vietą važiuotą, o po ilgį praeiti žmonėm. Nu, tai vis tiek tai yra sankryžos elementai, tai vat sankryža yra būtent iki tos vat vietos. Ir draudžiama sustoti ir stovėti 5 metrai nuo jos. Tai jeigu žmogus norėtų palikti mašiną ir išeiti, jisai turėtų būti 5 metrų atstumo. Tie borteliai yra po 1 metrą, tai galim čia suskaičiuoti 1, 2, 3, 4, nu tai jis jau čia sustojęs ir palikęs stovėti automobilį ar sustojęs būtų pažeidęs taisyklę. Aišku, tai yra kai tu sustoji arba palieki stovėti automobilį, bet kai dega raudonas ir lauki, nu tai tada ne, tada tu privažiuoji, nekerti tos linijos ir nesustoji toliau kaip metras nuo tos linijos. Šiaip tai nuo arčiausio elemento, nuo šviesoforo, linijos, pėsčiųjų perėjos ar dviračių juostos, tako teisingiau, arba stop linijos, tai sustoti reikia ten, kur arčiausiai yra elementas esantis tas vat sankryžos, o būtent kai nori palikti automobilį, tai turi būti 5 metrai nuo sankryžos. Na, būdavo tokia testuose ir regitroje klausimas apie tai, kad, nu, tokia kaip T formos sankryža ir lygtai va ten galima sustoti, kai yra ištisinė, bet tas čia ištisinė tik susiję tik tiek, kiek prieš tai aptarėm praeitam ženklę, kad tenkintų reikalavimus, o kažkokiu tai būdu, jeigu didžiulė sankryža, gal ir būtų galima sustoti, jeigu būtų transporto priemonės stovėjimo vieta. Tai vat jeigu būtų kelyje tam sužymėta parkavimo vietos ir toks ženklas stovėtų, tai tada sankryžoje tokiai vietoj būtų galima sustoti ir stovėti. Draudžiama sustoti ir stovėti sankryžoje. Draudžiama sustoti ir stovėti maršrutinio transporto sustojimo aikštelės ir arčiau kaip 15 metrų atstumu nuo jų, jeigu tai kliudytų maršrutinio transporto eismą. Draudžiama kitoms transporto priemonėms stovėti lengvųjų automobilių taksi stovėjimo vietoje. Na, pavyzdėlis, tarkim, yra autobusų stotelė. Matom A raidelę, autobusų stotelė, ištisinė stora linija ir čia punktyras baigėsi. Ir tai vadinasi įvaža tokia, ne, padaryta stotelė su įvaža. Tai vat 15 metrų nuo čia iki ten draudžiama sustoti ir stovėti ir kitoj pusėje lygiai taip pat. Bet būna stotelė, kai nėra įvažos ir jinai tiesiog įrengta prie važiuojamosios kelio dalies. Tai tada draudžiama sustoti yra nuo ženklo 15 metrų į vieną pusę ir 15 į kitą, tai čia 2. Vat atvejai, kada draudžiama sustoti ir stovėti. Ir ten dar taisyklėje kalba apie tai, kad
taksi automobilių vietose draudžiama sustoti. Kai matom tokį ženklą, pažymėtas parkavimo vietas, arba tik ženklą su nurodyta, kiek vietų taksi priklauso automobiliam, tai tokiose vietose sustoti ir stovėti draudžiama. Na ir parašyta, kad parkavimo vietose, tose stotelėse autobusų galima sustoti, kaip ir kad draudžiama tik jeigu mes kliudom kitom autobuso, tai čia yra autobusų stotelė. Ir vat klausimas, ar gali čia automobilis sustoti. Tai jeigu jisai trukdo, tai tada negali. Bet jeigu netrukdo, kaip tą nustatyti? Jeigu autobusas važiuos ir jūs jam trukdysit, jis gali pranešti apie jūs, kad esate sustoję, stovėt netinkamai vietoje ir trukdot ir gausit nuobaudą. Bet jeigu autobusas net važiuoja, nėra, tai čia sustot, tarkim, išlaipinti keleivį ir nuvažiuoti, gaunas, kad gali. Jūs jau matėte 50% KET pamokos. Visas ir pilnas KET pamokas rasite vairavimoegzaminai.lt. vairavimoegzaminai.lt. Tikrai išmoksite vairavimo teoriją. Draudžiama sustoti ten, kur sustojusi transporto priemonė užstotų kitiems vairuotojams šviesoforo signalus ar kelio ženklą. Draudžiama sustoti, jeigu